Na ką, publika? Važiuojam. Į Kroatiją. Sveiki atvykę į mūsų trečią Kroatijos video. Kroatijoje šį kartą planuojam praleisti apie savaitę, aplankyti keletą lankytinų objektų, pasipležinti. Ir su jumis pasidalinti savo įspūdžiais. Laukite nuotykių. Na ką, antras sustojimas, darysimės pietus jau dabar. Tai nusprendėm pasišildysim makaronų ir atsigersim kavos pietum. Čia vėl atsistojom lenkišką mopę. Aikštelėje labai daug žmonių. Dar nepaminėjom, kad šiandien jau esame įveikę apie 500 km. Tikslas įveikti dar tiek pat. Šiaip nesam nusprendę, ar miegosim mašinoj, ar imsim viešbutį, tai dar žiūrėsim. Pagal nuotaiką, pagal nuovargio lygį tikriausiai spręsim. Norim pravažiuoti Lenkiją ir Čekiją. Na ką, skanaus vėl? Mes jau su baliaus dainom ir pasiekėm Čekiją. Pravažiavom pagaliau tą Lenkiją. Yra 4:30. Realiai visą dieną užtrukom pravažiuoti Lenkiją. Jo, bet įveikta. Jo. Čekiją nusprendėm važiuoti nemokamais keliais pirmą kartą. Žiūrėsim, kai gausis. Rodo navigacija, kad valandą ilgiau važiuoti negu įprastai iki Austrijos sienos. Tai matysim. Jeigu viskas ok, sutaupysim 10 eurų, jeigu ne, tai reiksim minėti, jeigu matysim, kad labai blogi keliai. Va tokie Čekijos nemokami keliai. Šiaip visai neblogai pakol kas atrodo, bet panašu laukia daug gyvenviečių. Tai žiūrėsim kaip toliau. Tai kaip ir spėjom, labai daug gyvenviečių. Tai gana lėtai renkasi kilometrai. Bet šiaip jau kaip ir netoli sienos esam, tikriausiai. Bet jau lėtai jau norėtus kažkaip praskipinti tą Čekiją. Tai šiek tiek informacijos apie čekiškas vinjetės, tai vienai dienai kainuoja 10 eurų. Tai mes, kadangi pasirinkom važiuoti nemokamais keliais, mum kelionė pailgėjo 1 valandą, o atstumas maždaug toks pat, ten 5 km tikslumu panašiai gaunasi. Tai kelionė, koks skirtumas yra, kad pravažiavam gal kokį 30 gyvenviečių važiuodami nemokamais keliais. Tai pirma, antra buvo gan įdomu pasižiūrėti ir architektūrą ir visokias pilis ar bažnyčios ant kalnų. Bet po kokio 5 pradėjo tiesiog labai varginti iš tikrųjų. Tai reikia važiuoti mieste, vis tiek nėra tas pats, kas autostrada. Ir va dabar galvojam, ar tas 10 eurų geriau, ar važiuoti 1 valandą ilgiau per gyvenvietas. Turbūt, kai grįšim, pagalvosim, įsivertinsim, ar tikrai verta pataupyti tos 10 eurų ir važiuoti nemokamais keliais. Ir šiaip dabar jau būsim matę, susipažinę, tai antrą kartą nelabai ir norėsis tikriausiai. Jo, iš tikrųjų, tie visi Čekijos miesteliai labai panašus. Kažko labai nepamatėm įspūdingo. Turbūt, dėl ko būtų buvę verta važiuoti. Tai turbūt tiek. Dar toks momentas yra, kad mes kai važiuojam dabar per nemokamus kelius, galvojam, važiuosim per miškus, laukus, bus daug vietų, kur galėsim sustoti, pavalgyti, pailsėti. Bet iš principo buvo 300 km atkarpoje gal 2 vietos ir nepažymėtos jokios ženklais nieko. Tai tiesiog nepastebėjom iš anksto, nepamatėm, nesustojom. Tai va tas labai nuvylė, kad vaizdai gražus, bet sustoti kažkur nelabai buvo kur. Įveikėm ir Čekiją jau. 4 valandas užtrukom, bet įveikėm. Tai dabar yra po 8:20. Lėkiam į austrišką autostradą ir ieškoti sustojimo, pailsėti.
miesteliai kažkaip. Jo, čia dar gavom pravažiuoti pro kelius ir Austrijos miestelius, tai atrodo labai panašiai. Tokie labai liūdni tie miesteliai. Pagaliau atvažiavom į poilsio aikštelę, yra 8:30. Turbūt šiek tiek pavalgysim, pailsėsim ir žiūrėsim, ar dar važiuojam šiandien kokią valandėlę, ar jau baigiam ir miegam čia. Vis dėlto nusprendėm miegoti mašinai, kadangi viešbučio iš anksto nebuvom užsisakę, o dabar jau didžioji dalis yra išparduoti. Likę tik tais brangiai. Va tokia aikštelė. Yra keli suoleliai atsisėsti, tualetas, parkingas. Man atrodo, mes praeitą kartą šitoje aikštelėje nakvojom, kai važiuojame Kroatiją, tai vėl toje pačioje sustojame. Kadangi dar 8:30 tik tais, tai ir veiksmo nemažai, dar žmonės juda. O mūsų vakarienė šiandien tokia silpnoka. Tai lašišos konservai, mano pomidorų padažė, o ievos su garstyčių padažu ir medum. Skanaus. Mūsų vakarienė. Ievaliukas. Kaip atrodo tau Ieva? Taip ir atrodo. Tai nusprendėm dar valandėlę pavažiuoti, atsisveikinam su šito mopiuko ir dar važiuosim valandą, kol nesutemo. Atėjo. Bad. Pravažiuojam jau ir vieną. Na, tai pavažiavam dar valandėlę, yra po 10:09, radom visai panašų labai sustojimą ir čia jau nakvosim tikriausiai. Jau nebevažiuosim. Ja, jau viskas. Tai per šiandien esam nuvažiavę apie 1200 km, visai nemažai. Jaučiasi nuovargis jau šiek tiek. Tai rytoj lieka mažoji dalis, iki pat Kroatijos, jau čia nebedaug ir belika apie 500 tik. Šiaip labai panašus sustojimas, tik kad jau mažiau žmonių. Jau 10 valanda. Kaip Ievai nuotaikos po kelionės šiandienos. Jau norisi pamiegoti, manau. Atėjo tas laikas miego. Norisi poilsio jau. Čia gal kokie kalnai matytus, bet tamsu tai nieko. Labas rytas. Labas rytas. Kaip jau sekėsi išmiegot mašinai? Sunkiai, bet pamiegojom. Kažkiek atmiegojom. Diena dar anksti. 6 ryto yra dabar. Jo. Tai 8 valandas jau esam tam sustojame toje aikštelėj. Pamiegojome apie 6 valandas. Man tai visai neblogai. Nors nepatogiai, bet pavyko išsimiegoti tikrai. Tai galėsim tęsti kelionę. Šiandienos pusryčiam bus kavos šildomės vandenį ir turbūt su javainukas tiesiog. Ar ne taip jau? Kol vanduo verda kavai, tai ruošiamės kelioniai. Vat Gediminas pjausto lašinuką, kur vakar valgiam, šiandien dar turim gabaliuką. Tai pjaustomės. Papusryčiavom ir tęsim kelionę. Jau šiandien turėtume pasiekti Kroatiją, liko nepilnai 500 km, bet į viešbutį galėsime eiti tik tais 4 valandą, tai turbūt neskubėsim, po truputį važiuosim nusileidę, kol pasieksim Kroatiją. Čia tokie aparatai vandeniui. Galima kartuvę prisileisti, bet labai nepatogu, reikia, kad vienas palaikytų. Ja, tai buvo per anksti mum valgyti dar. Tai pavažiavom pusvalandį, sustojom ir dabar tik pusryčiausim. Tai pusryčiausim, kaip rodėm, lašinukais ir su pomidoriukais.
ūkiškai. In 200 meters, at the roundabout. Tai jau atvažiavom į Slovėniją, turim dar daug laiko, tai nusprendėm biškį pasivaikščioti po miestą, tai vat atvažiavom pirmąjį Slovenijos miestą. Mariborą. Tai vat pažiūrėsim, pavaikščiosim biškį kojas pro. Jo, šiek tiek žingsnių parinkti, kadangi užsėdė, vakar visą dieną mašiną, tai norim pasivaikščioti. Sekmadienis, 9 valanda, kaip tik dabar, tai atrodo vieninteliai vaikštom, labai mažai žmonių, tai mums kaip tik gerai, ramiai apžiūrėsim miestą. Mariboras yra antras pagal dydį Slovėnijos miestas, apie 96 000 gyventojų. Atėjom iki pačio centro, tai jau centre yra šiek tiek judesio. Kavinės dirba, kad ir sekmadienis, žmonių šiek tiek yra. Bet šiaip Slovėnijoje, kaip ir didžioji daly vidurio Europos, sekmadieniais nedirba didžioji dalis maisto produktų parduotuvių, nebent labiau turistinė vieta. Tai čia panašu, kad viskas uždaryta reikia. O viena, dvi, kokios mažos dirba. Jokios keliai. Tai gerai, neišleisim pinigų, pasivaikščiosim ir tie. Šiaip visai nemaža centrinė aikštė kaip tokiam nedideliam miesteliui. Panašu, čia labai gyva ta itališka mada eiti pusryčiam kavos ir bandelę atsigerti. Nes kiek einam į restoranus, praeinam pro šalį, visi pilni ir visi geria kavą, kažkokį sumuštinį valgo, kruasaną.
Tai vaikštom po miestą, iš tikrųjų labai gražus miestas, labai tvarkinga, graži architektūra ir tikrai verta aplankyti. Ir toks šiltas, jaukus miestas, gražus. Nesigerim, kad sustojom apžiūrėti, tikrai, kas važiuosit pro šalį, rekomenduoju, Mariuboras. Kiek gulbių. Continue straight. Tai ką mes pagaliau atvykom į Kroatiją, ką tik pravažiavom sieną, džiaugiamės jau Kroatijos gamta, pasikeitė gamta, viskas ir jau nebedaug liko, reikėjo viešbučio važiuoti, dar važiuosim apsiprekinti, maisto nusipirkti. Centro, 7 kilometrai. Jau 2 valanda mūsų viešbutį leidžia nuo 4, tai atvažiavome į parduotuvėlę, apsipirkti kažkokio maisto. Čia tokiam Buzet miestelį, visai gražus vaizdas irgi į kalnus. Ką radomės parduotuviai Kroatijos. Atkeliavo iš Lietuvos irgi saldainiai. Apsipirkom, kol apsipirkinėjom, automobilis prikaito iki 47 laipsnių ant saulės pastatytas. Vaikščiom prekybos centre, atsigaivinom su kondicionieriais ir išėjom į lauką, tai toks šokas. Tai reali temperatūra yra 35 lauke dabar, įtuminė 38. Ir visą savaitę panašu, kad bus tokia. Reikės būti prie vandens, daug vandens gerti, nes čia pakliuvome tikrai. Karščio banga. Čia dar toks momentas, sako, kad negali būti daugiau negu 10 laipsnių skirtumas tarp automobilių ir kokia yra lauke temperatūra, kad nesusirgtum. O pas manęs tik tais iki 26 kyla. Tai gaunasi bent 12 laipsnių skirtumas dabar. Nu ką, važiuosim. Vis tiek. Atvažiavom jau į viešbučio vietą. Dar lauksim iki 4 valandos. O čia taip visai įspūdinga iš tikrųjų. Griuvėsiuose pilies kažkokios gyvensim. Šalia. Galima įt pasivaikščioti vidų. Tai įsikūrėm kambariukį labai greitai, susinešėm daiktus ir dabar važiuojam dar į paplūdimį suspėti. Dabar yra apie 5 valandą, dar norim... Valandėlę kokią pasidžiaugti. Jo, įmerkti kojas į gaivumą, kaip jo sakė prie toj kelionį. Jo. Robot army will never see it coming. And then turn left. O važiuojam tai taip va ekstremaliai. Žiauriai siauras. Čia būtų šiek tiek platesnė mašina be šansų.
kelias turėtų. Turn left. Čia atrodo, kad po kiemą kažkokį važiuojam ir čia kelias. Šiaip labai siaurus keliai visi ir atvažiavom gana ekstremaliai. Ir dabar žiūrėsim, kas laukia iki jūros važiuojant. Čia važiuojam link paplūdimio pro Brseč miestelį, tai sustojom pasifotografuoti, spūdingai atrodo. Tokiam slėnį. Atvažiavom prie paplūdimio, pasistatėm automobilį kažkokio aikštelį parkingo ir dabar einam link jo dar apie 1,5 kilometrų. Nusileidom jau į paplūdimį. Šiaip gražus toks, bet dar daug žmonių. Matosi kažkokio forto liekanos, žmonės deginasi ant jų. Šiaip visai gražu, nors ir labai dar daug žmonių. Saugo paplūdimį toks va šuniukas. Na ką, smagioji dalis baigėsi, pasimaudėm. O dabar įdomioji dalis, kad reikia parkopti iki mašinos. Iki parkingo 2 kilometrus. Nuolatos reikės kopti, nes nuolatos leidomės. Jo, neblogas darbelis bus. Kaip nors. Kalną jau įveikėm, pasimaudėm ir važiuojam namo. Ilsėtis. Čia vat ant kalno mes gyvenam. Na ką, labas rytas. Labas rytas. Pradėsim dieną. Ja, papusryčiausim, pasidarėm pusrytukų savo. Ir važiuosime paplūdimį šiandien. O pusryčiam pasidarėm po sumuštinį, kavos ir jogurtą išgersim. Ne. Vakar buvom pavargę, padarėm kambario turą. Tai mes gyvenam va tokiam akmeniniam namelį. O kiemas mūsų yra turistinis objektas, dalies griuvėsiai. Tai visai neblogai. Jo. Prašom užeiti. Čia mūsų atostogų namė. Turim svetainę su virtuve kartu. Virtuvytė visko yra šiaip visai smagiai. Indų visko turim. Čia technikas yra ne filologas, o svetainiai. Palytaisesnis. Tai mėgamasis. Paprastas toks. Tamsus. Ir vonė. Tokia irgi nedidukė. Bet viskas yra.
Mes čia turim susidėti daiktam. Ja, čia dar toks tarpinis kambariukas, spinta. Tai va taip ir gyvenam. Tai už kambarį sumokėjom 605 eurus už 6 naktis. Šiaip gan brangiai, palyginus prie toj kelioniai, turbūt kokį 40% pigiau buvo mūsų nakvynės. Nu, bet žiūrėjom. Tikriausiai pabrangė ir šiaip yra apskritai, nes mažai tokių pigių. Jeigu jau pigus, tai ir matai, kad nelabai gal jau turi būti. Jo. Tai va, taip ir gyvenam. Nu, tai kur varom? Į Kamenjak nacionalinį parką, į paplūdimius. Tai kelias nemažas, apie 80 km, bet žinom, kad verta, nes esam buvę. Jo, nusprendėm pirmą dieną nerizikuoti, nuvažiuoti ten, kur tikrai žinom, kad gerai. Pasidegint, pasipležint visą dieną, ramiai. Tai nusprendėm jo pirmą dieną važiuoti prie Pulos. Irgi gražus miestas, yra civilizacijos, prekybos centrų, apsipirksim dar to pačiu. Nes čia, kur gyvenam, tai kaimas po kaimo ir tokios normalesnės parduotuvės. Apsipirkti ir nelabai pavyko rasti. Tai sprendėm pirmą dieną tokį padaryti. Bilietukus jau nusipirkom, tai vat tuoj išvažiuosim pravažiavimą. Tai va, taip mes ir važiuojam. Labai lėtai važiuojam, labai jaučias kiekvieną duobę akmenukas. Na ką, privažiavam tikslą, ruošiamės eit, jau čia dar daiktus dedas. Čia tokia gan didelė aikštelė, tuščia dar, gal kad pirmadienis ir eisim į paplūdimį. Čia dar apie 400 metrų reikės paeiti. Na ką, judam į paplūdimį, susirinkom daiktus. Toks dulkėtas kelelis čia tam parke, visai gražu. Tokiu bekelę pradėjome eiti, jau matos paplūdimukas, liko tik nusileisti. Na ką, jau įsikūrėm, deginamės dabar. Buvom šiek tiek vandens temperatūrą patikrinti, šilta. Gerai jau. Nėra šiandien per karšta, tikrais apie 31-32 laipsniai bus, tai gal nenusilsim labai. Labai 8 šiek dabar maždaug. Jo, tik tepamės kremais. Turim dar kompanioną, kuris laukia maisto. Tyko vis, kad kas nors numestų. Čia žmonės valgo. Tai toks prisistatė draugelis. Va taip, mes įsikūrę ant tokios salos šalia paplūdimio. Čia turim tokius paminkštintus guolius, kad būtų paprasčiau, patogiau ant akmenų gulėti. Nes praeitais metais, kai buvom, labai paskaudo šonai gulėti ant akmenų. Tai šiemet pasirūpinom jau, kad turėtume. Tai geriau iš tikrųjų. Visą dieną galėjom išbūti, nepaskaudo nieko. Tai jeigu važiuosit pratę, rekomenduojam turėti paminkštinimą.
Jau susirinkom daiktus, pabuvom realiai visą dieną čia, šitam paplūdimy. Einam link mašinos. Grįžom prie mašiniuko jau, nėra, kad labai užsipildė aikštelė, pilna vietos, nors ir vasaros viduris. Sustojom dar prie vieno paplūdimio, bet jau trumpam pasidžiaugti vaizdu. Kamenjako nacionaliniam parke yra ne vienas paplūdimys, turbūt kokį 10 tokių didesnių. Bet realiai galima eiti aplink visą pusiasalį ir susirasti savo paplūdimį. Vienur geresnis krantas, kitur blogesnis, bet iš esmės maudys galima bet kur. Susimokyti tiesiog 15 eurų ir gali visą dieną važinėtis, bandyti vis naujus paplūdimius. Mes šitą parką atradom per pirmąją savo kelionę, tik tada buvo pavasaris, tai nesimaudėm. Grįžom vasarą, sužavėjo labai dar kartą ir dabar va 3 kartą mes esam čia. Tai simboliškai vėl pasiėmėm kavos ir tarsim turbūt gratį iki pasimatymo. Iki pasimatymo, nors dar pabūsim. Tai čia tik šiam parkui. Iki pasimatymo. Šuniukas irgi įbrido atsigaivinti. Čia dar sustojom pakeliui ant tokio tiltelio pasivaikščiot. Tai va čia žmonės dar į parką važiuoja. Tai gražu. Go! Get in there! But don't try to be a hero. We need you alive for the sequel. Kaip visada. Vos abu, bet abu. Grįžom namo, kraustomės daiktus ir į kompaniją šuniuką turim. Padedam čia. Jaus draugelis. Turim sargą. Palydėjo iki kambario. Tai kas vakarienė, Ieva? Jo, čia tokių radom praeitoj kelionėj, labai patiko. Čia kaip koldūnai su mėsa realiai. Tik kad nešaldyto iš šaldytuvo. Tai va tokia vakarienė. Skanaus. Išėjom pasivaikščioti, tai pagalvojom, aprodysim šitą pilį, prie kurios gyvenam. Tokie va griuvėsiai. Čia matosi lemputės sukabintos, gal kažkokie renginiai vyksta. Sargas saugo pilį. Žiūri, ką darom. Katinukas. Tai va, o čia mes gyvenam, ten tos antros durys.
Dar vienas katinas tyko. Šitas toks piktesnis atrodo. Einam pasivaikščiot po savo miestelį. Po kol kas tai daugiau gyvūnų matome negu pareina mūsų draugelis. Iš kur tu? Kur buvai? O, skodžiai. Rodo kelią turbūt. Kur eit? Nu, tai kur eit? Į kavinę rodo. Išmokytas. Kažkokia namelio griuvėsi irgi dar. Čia radom, kad parduodamas vienas namelis. Tai dar sąlyginai neblogai atrodants, ne visiškai griuvėsi. Čia atrodo kaip bažnyčios liekanos. Tai va taip ir atrodo mūsų tas Baljūno miestelis. 64 nuolatiniai gyventojai jame yra. Tai čia apie kokį 20 turbūt namų tokių. Iki rytojaus. Okay. Like, share and subscribe.